Kelių eismo taisyklės, galiojančios nuo 2010 metų sausio 1 dienos. Audio variantą paruošė ketbilietai.lt. Antras skyrius. Šiuose taisyklėse vartojamos sąvokos. Trečias punktas. Šiuose taisyklėse vartojamos sąvokos. Aptarnaujantysis transportas. Transporto priemonės, kurios priklauso draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atveža į tą zoną, išveža iš jos krovinius ar atvyksta į šią zoną paimti krovinio. Taip pat lengvieji automobiliai taksi, atvežantys į tą zoną, išvežantys iš jos keleivius arba atvykstantys jų paimti į šią zoną. Automagistralė – specialiai motorinių transporto priemonių eismui suprojektuotas ir nutiestas kelias, kuris nėra skirtas įvažiuoti į šalia esančias teritorijas arba iš jų išvažiuoti ir kuris turi, išskyrus tam tikras vietas arba laikinus atvejus, atskiras dviejų krypčių važiuojamąsias dalis, viena nuo kitos atskirtas transporto priemonėms važiuoti nenumatyta skiriamąją juostą arba išimtiniais atvejais kitais būdais. Taip pat viename lygyje nekerta jokio kelio, geležinkelio bėgių arba pėsčiųjų tako. Taip pat pažymėtas kelio ženklų automagistralė. Automobilis – bet kokia motorinė transporto priemonė skirta važiuoti keliu, vežti krovinius ir arba keleivius, arba vilkti kitas transporto priemonės. Prie automobilių taip pat priskiriami troleibusai, nebėginės elektrinės transporto priemonės, kurioms energija tiekiama elektros laidais. Prie automobilių nepriskiriami motociklai, lengvieji keturračiai motociklai, mopedai, traktoriai ir savaeigės mašinos. Bėginė transporto priemonė – geležinkelių ar kita bėgiais judanti transporto priemonė. Blogas matomumas – meteorologinių ar kitų reiškinių lemiamas kelio matomumas mažesniu kaip 300 metrų atstumu, neatsižvelgiant į kelio parametrus. Didžiausioji leidžiamoji masė – visiškai sukomplektuotos transporto priemonės ar transporto priemonių junginio su vairuotoju, keleiviais ir kroviniu masė, kurią transporto priemonės gamintojas arba vyriausybės įgaliotos institucijos nustatė kaip didžiausią leidžiamą. Duoti kelią, nekliudyti. Eismo dalyviui sustoti ar nepradėti važiuoti, nedaryti jokio manevro, kuris priverstų kitus eismo dalyvius keisti judėjimo kryptį arba greitį. Dviračių takas – dviračių eismui skirtas kelias arba kelio dalis, pažymėti kelio ženklų dviračių takas, kuriuose motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas. Dviračių takas privalo būti atskirtas nuo kelio ar jo dalių kelio ženklais arba kelio inžinerinėmis priemonėmis. Dviratis – nemažiau kaip 2 ratus turinti transporto priemonė, varoma tik jie važiuojančio asmens raumenų jėga, naudojant pedalus ar rankenas. Neįgaliųjų vežimėliai prie dviračių nepriskiriami. Eismo dalyvis – kelių eisme dalyvaujantis asmuo, vairuotojas, pėsčiasis, keleivis. Eismo įvykis – įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemoniai, žuvo ar buvo sužeista žmonių. Sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas. Eismo įvykio deklaracija – eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių valdytojų eismo įvykio vietoje užpildyta ir pasirašyta forma, kurioje fiksuojamas eismo įvykio faktas, aprašomos aplinkybės ir braižoma schema. Eismo juosta – kelių horizontaliojo ženklinimo linijomis, toliau ženklinimo linijos ir arba kelio ženklais pažymėta arba nepažymėta išilginė važiuojamosios kelio dalies juosta, kurios pločio pakanka automobiliams važiuoti viena eile. Geležinkelio pervaža – kelio susikirtimas su geležinkeliu viename lygyje. Gyvenamoji zona – kelias ar teritorija, kurių pradžia pažymėta kelio ženklu gyvenamoji zona, o pabaiga gyvenamosios zonos pabaiga. Gyvenvietė – namų pristatyta teritorija, kurioje galioja papildomi kelių eismo reikalavimai ir kurios pradžioje keliai pažymėti kelio ženklų gyvenvietės pradžia, o pabaigoje gyvenvietės pabaiga. Greitkelis
Motorinių transporto priemonių eismui skirtas kelio ženklų automobilių kelias pažymėtas kelias, į kurį važiuojama tik per skirtingo lygio ar reguliuojamas sankryžas ir kurio važiuojamojoje dalyje, važiuojamosiose dalyse draudžiama sustoti ir stovėti. Kelias. Eismui skirta ir naudojama žemės arba statinio paviršiaus juosta per visą jos plotį, įskaitant važiuojamąją dalį, sankryžas, šaligatvius, kelkraščius, pėsčiųjų ir dviračių takus, skiriamąsias juostas. Kelio ženklas. Šiose taisyklėse nurodytas ženklas, kuriuo nustatoma eismo tvarka, įspėjami eismo dalyviai arba jiems suteikiama informacija. Kelio ženklams taip pat priskiriami kintamos informacijos kelio ženklai, kurių pavyzdžiai pateikti šių taisyklių antrame priede. Kelių eismo reguliuotojas, toliau reguliuotojas. Asmuo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas reguliuoti eismą, dėvintis uniformą ir turintis skiriamąjį ženklą. Raištė ant rankovės, reguliuotojo lazdelę, skritulį su raudonu atšvaitu. Kelyje dirbantis asmuo. Asmuo taisantis ar prižiūrintis kelią, techninės eismo reguliavimo priemonės, reguliuojantis ir kontroliuojantis eismą, šalinantis nuo kelio arba aptveriantis priverstinai sustojusią transporto priemonę ar kitokią kliūtį, likviduojantis eismo įvykio ar kito nelaimingo atsitikimo padarinius, atliekantis kitus gelbėjimo darbus, teikiantis medicinos pagalbą kelyje esančiam eismo įvykį nukentėjusiam asmeniui ar kitam asmeniui, kuriam reikalinga medicinos pagalba. Kelyje, gatvėje dirbantys asmenys privalo vilkėti ryškiaspalvius darbo drabužius, įspėjamąsias liemenes arba uniformas. Kelkraštis. Šalia važiuojamosios dalies, nuo jos krašto iki kelio sankasos briaunos, esantis kelio elementas, dengtas tokia pat danga kaip važiuojamoji dalis, ar kitokia arba ir atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos kraštą žyminčią ženklinimo liniją, tačiau nelaikomas nei šaligatvių, nei pėsčiųjų ar dviračių takų. Keturatis motociklas. Keturratė motorinė transporto priemonė. Išskyrus lengvuosius keturačius motociklus, kurios didžiausias konstrukcinis greitis didesnis nei 45 km/h ir arba variklio darbinis cilindro tūris didesnis kaip 50 kubinių centimetrų. Eksploatacinė masė nedidesnė kaip 400 kg. Kroviniams vežti skirtos eksploatacinė masė nedidesnė kaip 550 kg. Be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė. Ir didžiausioji naudingoji galia nedidesnė kaip 15 kW. Lengvasis keturatis motociklas. Keturatė motorinė transporto priemonė, kurios eksploatacinė masė be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė, nedidesnė kaip 350 kg. Didžiausias konstrukcinis greitis nedidesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio cilindro darbinis tūris nedidesnis kaip 50 kubinių centimetrų, esant kibirkštinio priverstinio uždegimo varikliui. Didžiausioji naudingoji išėjimo galia nedidesnė kaip 4 kW, esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui. Didžiausioji tolygioji nominalioji galia nedidesnė kaip 4 kW, esant elektros varikliui. Lenkimas. Vienos arba kelių važiuojančių transporto priemonių pralenkimas įvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą. Maršrutinė transporto priemonė – maršrutinis transportas. Viešojo transporto priemonės – autobusai, troleibusai, maršrutiniai taksi, kuriomis reguliariai vežami keleiviai nustatytų maršrutų su nurodytomis sustojimo vietomis, taip pat mokykliniai autobusai. Masė be krovinio. Transporto priemonės masė be vairuotojo, keleivių ir krovinio, tačiau su visa degalų atsarga ir įrankių komplektu. Masė su kroviniu. Faktinė transporto priemonės masė su vairuotoju, keleiviais ir kroviniu. Mokyklinis autobusas. Geltonas skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai, švietimo įstaigų mokiniai specialiu maršrutu. Mopedas. Dviratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis konstrukcinis greitis nemažesnis kaip 25 km/h ir nedidesnis kaip 45 km/h.
ir kurios variklio darbinis cilindro tūris nedidesnis kaip 50 kubinių centimetrų, esant vidaus degimo varikliui, o didžiausioji tolygioji nominalioji galia nedidesnė kaip 4 kW, esant elektros varikliui, ar triratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis konstrukcinis greitis nemažesnis kaip 25 km/h ir nedidesnis kaip 45 km/h. Ir kurios variklio darbinis cilindro tūris nedidesnis kaip 50 kubinių centimetrų, esant kibirkštinio priverstinio uždegimo varikliui. Didžiausioji naudingoji išėjimo galia nedidesnė kaip 4 kW, esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui, o didžiausioji tolygioji nominalioji galia nedidesnė kaip 4 kW, esant elektros varikliui. Motociklas. Dviratė ar daugiau ratų turinti motorinė transporto priemonė, su šoninė priekaba arba be jos, kurios vidaus degimo variklio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 50 kubinių centimetrų ir arba didžiausiasis konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/h. Prie motociklų taip pat priskiriamos triratės motorinės transporto priemonės, kurių masė be krovinio nedidesnė kaip 400 kg. Motorinė transporto priemonė. Variklį turinti transporto priemonė išskyrus skirtas judėti ne keliais bėginės transporto priemonės, traktorius ar kitas savaeigės transporto priemonės. Neįgaliųjų vežimėlis. Įtaisas su ratais varomas rankomis arba įvairiomis automatizuotomis sistemomis. Neįgaliųjų vežimėlius naudoja žmonės, kuriems vaikščioti sudėtinga arba neįmanoma dėl ligos, sužalojimų ar negalios. Pagrindinis kelias. Kelias pažymėta ženklais pagrindinis kelias, sankryža su šalutiniu keliu, šalutinis kelias iš dešinės, kairės, automagistralė, automobilių kelias kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu. Kelias kito kelio pažymėto kelio ženklais duoti kelią, stop, gyvenamosios zonos pabaiga atžvilgiu. Kelias su danga, betonas, asfaltas, skalda, žvyras, grindinys, kelio be dangos atžvilgiu. Šalutinėme kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose. Persirikiavimas. Eismo juostos keitimas neįvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą. Pėsčiasis. Asmuo esantis kelyje netransporto priemonėje. Taip pat važiuojantis neįgaliųjų vežimėliu, riedučiais, riedlente, paspirtuku, vedantis dviratį, mopedą, motociklą, traukiantis, stumiantis rogutes, vaikišką ar kitokį vežimėlį. Pėsčiuoju nelaikomas kelyje dirbantis asmuo. Pėsčiųjų perėja. Važiuojamojoje dalyje esanti pėsčiųjų perėjimo per kelią vieta, pažymėta kelio ženklais pėsčiųjų perėja ir ženklinimo linijomis arba tik kelio ženklais pėsčiųjų perėja. Pėsčiųjų perėjos riba žymi ženklinimo linijos, o jeigu jų nėra, įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo kelio ženklų statmenai per kelią. Pėsčiųjų takas. Pėstiesiems skirta kelio dalis arba takas, pažymėti atitinkamais kelio ženklais pėsčiųjų takas arba pėsčiųjų ir dviračių takas. Privalomoji techninė apžiūra. Lietuvos Respublikoje įregistruotų transporto priemonių ir priekabų privalomas techninės būklės tikrinimas, apimantis transporto priemonės ir priekabos tapatumo nustatymą ir jų techninės būklės atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą. Priekaba. Transporto priemonė skirta tempti motorinę transporto priemonę. Priekabomis laikomos ir puspriekabės. Priverstinis transporto priemonės sustojimas. Toliau priverstinis sustojimas. Transporto priemonės sustabdymas, sustojimas, kai toliau važiuoti neįmanoma arba pavojinga. Puspriekabė. Su motorinė transporto priemonė sukabinta priekaba taip, kad jos dalis remiasi į motorinę transporto priemonę ir dalis jos masės, taip pat krovinio masės dalis tenka motoriniai transporto priemoniai. Sankryža. Kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro minėti kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas, arba įvažiuojama į kelią iš esančių šalia jo teritorijų.
Sankryža yra reguliuojama, jeigu eismą joje reguliuoja šviesoforai arba reguliuotojas. Skirtingo lygio sankryžos yra tos, kuriuose keliai jungiasi ne viename aukštyje ir yra nuovažos leidžiančios eismui judėti nuo vieno kelio prie kito. Skiriamoji kelio juosta, toliau skiriamoji juosta. Konstrukcinis kelio elementas apželdintas veja, želdiniais arba su kelio danga, kurioje įrengti apsauginiai atitvarai, skiriantis gretimas važiuojamasias dalis ir nenumatytas transporto priemonėms važiuoti arba sustoti, stovėti. Specialiosios transporto priemonės. Operatyvinių tarnybų ir kitos transporto priemonės su specialiaisiais šviesos ir garso signalais arba tik su specialiaisiais šviesos signalais. Šaligatvis. Pėstiesiems skirta kelio dalis, esanti prie važiuojamosios dalies arba atskirta nuo jos. Tamsusis paros metas. Laiko tarpas nuo saulėlydžio iki saulėtekio. Tikrinantys pareigūnai. Uniformuoti valstybės institucijų, policijos, muitinės, valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos, valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įgalioti pareigūnai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka suteikta teisė stabdyti transporto priemones. Traktorius. Ratinė arba vikšrinė ne mažiau kaip 2 ašių transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis yra ne mažesnis kaip 6 km/h, o pagrindinė paskirtis – traukti, vilkti, stumti, vežti žemės ar miško ūkio techniką ar vilkti priekabas, kuri taip pat gali būti pritaikyta kroviniams vežti ir turėti keleivių sėdynių. Transporto priemonė. Priemonė žmonėms ir arba kroviniams, taip pat ant jo sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Ši savoka taip pat apima traktorius, savaeiges mašinas ir eismui nekeliai skirtas transporto priemonės. Transporto priemonės savininkas. Asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso transporto priemonė. Transporto priemonės stovėjimas. Toliau stovėjimas. Iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemoniai krauti. Transporto priemonės sustojimas. Toliau sustojimas. Iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas neilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemoniai krauti. Transporto priemonės valdytojas. Asmuo nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokių teisėtų pagrindų, valdantis ir naudojantis transporto priemonę. Transporto priemonių junginys. Sujungtos kelios transporto priemonės, kurios kelių eisme dalyvauja kaip vienetas. Vairavimo instruktorius. Asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, suteikta teisė mokyti kitus asmenis vairuoti transporto priemones. Vairuotojas. Asmuo vairuojantis transporto priemonę. Vairuotojams gali būti prilyginami asmenys dalyvaujantys eisme pagal šiose taisyklėse apibrėžtus papildomus reikalavimus. Vadeliotojai, raiteliai, asmenys varantys keliu gyvulius ar paukščius. Taip pat asmenys, kurie moko vairuoti. Važiuojamoji kelio dalis, toliau važiuojamoji dalis. Kelio dalis transporto priemonėms važiuoti. Kelias gali turėti keletą važiuojamųjų dalių, atskirtų viena nuo kitos skiriamosiomis juostomis arba esančių skirtingame lygyje. Važiuojamųjų kelio dalių sankirta, toliau važiuojamųjų dalių sankirta. Plotas, kurį riboja linijos, įsivaizduojamos pratesus išorinius susikertančių važiuojamųjų kelio dalių kraštus. Kitos šiose taisyklėse apibrėžtos savokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme vartojamas savokas.